Klausimai, kokiame universitete studijuoti, kuri specialybė teiktų daugiausiai perspektyvų ateityje, ką pasirinkti ir panašiai, įsibėgėjus mokslo metams kirba ne vieno abituriento ar aukštesnėse mokymo įstaigų klasėse besimokančių moksleivių galvose. Nerima dėl kiek migloto rytojaus dažnai padidina ir nežinia bei konkrečių atsakymų stoka. Kad to nerimo ir nežinios būtų kuo mažiau, jau antrus metus iš eilės tarptautinė organizacija Fox universitetai rengia tradiciją tampančią ir visų Lietuvos moksleivių mėgstamą specialybių mugę. Organizatoriai vyksta į įvairius Lietuvos miestus ir miestelius, susitinka su mokiniais ir pristato ne tik populiariausias, bet ir perspektyviausias specialybės. Šitą idėją kilo man pačiai, kadangi aš, sakykime, kabutėse nusvilau, rinkdamasi ne pagal tuos faktorius, kurie turėtų būti įtakojantys, sakykime, specialybės pasirinkimą. Man tiesiog patiko anglų kalba, aš pasirinkau humanitarinius mokslus ir tiesiog nesigilinau, ką aš ten mokysiuos, ką aš po to dirbsiu ir įstojau anglų filologiją ir man visai nepatiko ir pagal mano charakterio savybės tiesiog man visiškai netiko šita specialybė. Ir šiai dienai aš neturiu nieko bendro su anglų filologija. Iš tikro, kiekvienam mieste labai skiriasi susidomėjimas viena ar kita specialybė, negalėčiau išskirti netgi kažkurios vienos. Tiesiog, kad yra tos tendencijos, kas buvo populiaru visada, yra ir bus turbūt. Tai tarkim teisė, medicina, vadyba, ekonomika, bet kiekvienam mieste skiriasi kitų specialybių susidomėjimų. Tarkim, vienam mieste energetika bus labai populiari, kitam mieste niekas neteis. Arba gamtos mokslai vienur populiarūs, kitur mažiau populiarūs. Ką galėtumėt patarti mokiniams, kurie dar vis abejoja, ką rinktis? Galbūt yra bendras toks pirmasis patarimas. Ką daryti? Pirmasis patarimas būtų tiesiog įeiti į mūsų puslapį www.fox.lt ir pasidaryti karjeros testą, kuris nukreips, parodys kokia bent jau sritis ir tada toliau vaikai galės domėtis, kas ir kaip yra iš tikrųjų. Sausio 23-ąją specialybių mugė aplankė ir Tauragę. Su kultūros rūmose itin gausiai susirinkusių jaunimu patirtimi dalinosi įvairių sričių specialistai. Pasakoja apie savo darbo dieną, reikalingas žinias, karjeros perspektyvas. Atvykusius pasveikino ir Tauragės rajono meras. Pasišovęs jaunimą supažindinti su politikos užkulisiais. Ir labai gerai žinau, kad jūsų nuomonė su mano nuomonė iš tikrųjų dažnais atvejais labai išsiskirs. Jūs galbūt šiandieną mąstote tai, kaip ką tik mergaitė prieš mane kalbėjus, kadangi jūs dar nesusidūrė tiesiogiai su vienais arba kitais dalykais, o mes jau gyvenime ne vieną ir ne daug, ir ne du, ir ne 10 kartų susidūrė. Savo mokymo įstaigą pristatė šio projekto partnerio Universiteto tarptautinio verslo mokyklos atstovai. Apie situaciją darbo rinkoje tiek Lietuvoje, tiek Tauragės rajone kalbėjo jaunimo darbo centro specialistai. Linkėja moksleiviams sėkmės, atkaklumo ir didelio ryžto, įsitvirtinant šiandieninėje darbo rinkoje. Labadiena, aš esu Žilvinas, veterinarijos studentas ir atstovausiu jums šiandien Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, tai dvi populiariausias studijų disciplinas, tai medicina ir veterinarija. Pademonstravo studentų atliktus darbus, kurtus reklaminius filmukus, supažindinus su dienos darbo eiga, visi pakviesti aktyviai dalyvauti galimybių kavinės principų organizuojamoje mugėje. Moksleiviai rinkosi į specialybių ratelius, kuriuose turėjo progos pabendrauti su studentais ir tam tikros srities specialistais. Pokalbis vyko maždaug 20 minučių. Laikui pasibaigus skambėjo gongas ir rateliai keitėsi. Mokiniai keliavo į kitos specialybės grupelę. Geriausiai įvairių sričių žinovai, teisininkai, inžinieriai, energetikai, miškininkai, muzikantai, tarptautinio verslo, medicinos specialistai ir kiti dalijosi savo patirtimi. Papasakojo apie konkretaus darbo specifiką, žinias, įgūdžius, atsakė į visus rūpimus moksleivių klausimus. Moksleivius ypač sudomino renginyje dalyvaujantys studentai, kurie pasirinko studijas užsienio universitetuose. Itin didelis būrelis mokinių apgulė medicinos, veterinarijos mokslus kremtančius studentus, dėmesio nestokojo ir menų, informatikos, verslo vadybos, administravimo specialybės atstovaujantis lektoriai. Kaip nebūtų keista, kiek mažiau Tauragėje domėtasi teise bei politikos subtilybėmis. Dėl savo ateities profesijos ir išsilavinimo dar abejojantiems moksleiviams itin pravertė pačių studentų patarimai, pamokymai, galimybės pasisemti žinių apie universitetus, paskaitas, dėstytojus ir studentavimo ypatumus.
Mokinių dėmesio nestokojanti specialybių mugė jau vyko beveik 10 Lietuvos miestų, o artimiausiu metu apie dominančias profesijas daugiau informacijos sužinoti galės ir Šiaulių, Plungės, Mažeikių bei Klaipėdos moksleiviai. Daugiau apie renginį internetinėme puslapyje fox.lt. Didelės sėkmės jums šiandien. Ačiū organizatoriams.